Tas mano vardas Aušrinė, aš esu alkoholikė. Ačiū labai, kad pakvietėt, labai fainas toks, faina jūsų grupė, tokia malonė atmosfera, draugiška malonė, tai geras ženklas, man tai patinka, draugiškos malonios grupės, tada nenoriu bėgti iš jų, noriu likti ir būti. Tai aš papasakosiu, kaip buvo, kaip vartojimas buvo, kaip atsidūriau A grupėse ir kaip aš gyvenu dabar. Aš esu šiaip iš mažo miestelio, Marijampolės rajone, tokio kaimelio. Ir aš pirmą kartą pavartojau alkoholį, man buvo 12 metų, tai buvo pirmas kartas, kai aš prisigėriau. Aš augau tokioj aplinkoj, tokioj liūdnoj šeimoje augau. Pas mane buvo daug alkoholio, daug smurto, buvo daug visokiausių. Tiesiog labai liūdna šeima buvo. Ir aš iki 12 metų, kai paragavau ir pirmą kartą prisigėriau alkoholio, aš pat ieškojau būdų, kaip pabėgti ir nebūt. Mano buvo toksai tipažas ir tas pabėgimas ir nebuvimas man būdingas ir vartojimo laikotarpiu buvo būdingas, ir blaivybės laikotarpiu buvo būdingas, ir dabar kartais būdingas. Aš bėgu iš santykių, iš problemų, žodžiu, viskas, kas man leidžia nebūti realybėje, aš paimu. Aš paimu ir kai prisimenu, atėjo 12 į grupės, aš irgi norėjau bėgti šiandien, norėjau ilgai čia užsibūt. Tai man tas būdingas pabėgimas yra labai smarkus ir aš prisimenu, kai pirmą kartą prisigėriau 12 metų, tas vartojimas buvo tokioj, jau pavojingoje aplinkoje, visi buvo daug vyresni, tokioj kaimo sodyboje. Ir aš tikėliau kitą rytą, aš nedaug ką prisiminiau, bet man labai patiko, kaip aš jaučiausi. Man labai patiko ir aš pagalvojau, kad aš norėčiau, kad tai būtų kiekvieną mielą mano dieną. Tas jausmas, jis būtų kiekvieną dieną. Mano pirmą kartą alkoholikė pavadinimo man buvo 17 metų. Tai buvo pirmas kartas, kai aš vartojau alkoholį ir prisigėriau iki sąmonės netekimo neplanuodama to. Net neplanavau gerti, žodžiu, net nebuvo tokio varianto. Ir aš prisimenu, tai buvo pas mano draugę, aš prisigėriau, netekau sąmonės ir tada man teko likti nakvoti ir kitą rytą jos sesė sako, labas rytas alkoholikė, ir aš labai įsižeidžiau, nes man atrodė, kad aš žinau, kaip geria alkoholikas, nes pas mane buvo namuose taip, ir kažkaip labai įsižeidžiau, buvo toks didelis įsižeidimas. Tada prasidėjo, aš laikiau teisę 18 metų ir prasidėjo šiek tiek tokio gal pavojingesnio tokio vartojimo. Aš ten važiuodavau kažkur, nes aš kaime gyvenau, tai man labai norėjusi pritapti prie visų. Ir prasidėjo toks biški pavojingesnis, kur kažkur būni su alkoholiu, prasiblaivai, žodžiu, ir aš važiuodavau tada. Tiesiog norėdavo, man gėda būdavo, ką aš dariau, kaip aš dariau ir su kuo aš dariau. Ir dar norėjau tiesiog dingti iš tenai. Ir kai man buvo 19 metų, aš iš savo kaimelio persikėliau studijuoti į Rygą, į Latviją, ir man kažkaip buvo, aš jaučiausi kaip antisocialus žvėrelis žvėris toks paleistas į miestą. Ir aš kažkaip, man labai sunku buvo pritapti, man labai sunku buvo būti toje aplinkoje kažkaip, man labai sunku buvo, aš kažkaip taip jaučiausi antisociali, nežinau, kaip čia užmegzti, ką čia daryti. Ir aš turiu tokį mano mąstymo viena dalis, yra, aš seniau labai būdavo iškeliu žmonės, arba jie man kažkaip dideli autoritetai ir kažkokie, aš negaliu net prie jų liestis, arba jie šiukšlės ir aš tada galiu žemint, mindyti, žodžiu. Man toks buvo būdingas skirstymas žmonių ir tada labai tas buvo man, aš kai persikėliau studijuoti, kažkoks man tie mano kursiokai, kadangi jie buvo ne iš kaimo, iš miestų, tai tokie, aš nežinau, dievai, negu pasako toksai, kur buvo, kad wow, čia jie tokie ir anokie, ir aš jausdavau įtampą prie jų, tiesiog įtampą jausdavau blaiva būdama. Ir aš gal taip laikiausi mėnesį, gal ir net be vartojimo tokio nebuvo. Ir aš kažkada ir taip mėnesį ant tokios įtampos variau, žodžiu, ir mane pakvietė į vakarėlį, kažkas ten, neprisimenu, tiesiog pakvietė vakarėlį, ir pirmą dalyką aš padariau, nuėjau iki to vakarėlio, kur buvo iki baro, paėmiau tekilo šotą ir alaus. Ir aš prisimenu, kaip nuostabiai nuėjo, kaip alkoholis, kaip medus perėjo per kūną, ir tai įtampa taip maloniai dingo. Ir prasidėjo man toksai didelis laikotarpis vartojimo, tokių 3 metų, kol aš ten studijavau.
Ir aš kai dariau žingsnius, aš prisimenu, yra tas, kur juodas laikotarpis, kur nelabai prisimenė. Tai man buvo tas, būtent juodas laikotarpis tiesiog būdavo, aš laukdavau, kada legaliai aš galėsiu eiti gerti, legaliai įsigerti, reikėdavo, kad kažkas kažką padarytų, ten egzaminas, kažkoks testas, kažkoks toks dalykas, kad aš negerčiau viena, nes man atrodė, kad aš kažkaip galvoj turėjau du dalykus, kad aš jau būsiu alkoholikė. Aš negaliu gerti daugiau nei 24 valandas ir negaliu gerti viena. Tai mano buvo du dalykai, kuriuo aš labai laikiausi, nes kitaip aš galvojau, viskas bus alkoholikė ir žodžiu, toks mano didžiausia baimė buvo šita. Ir ir kažkaip prasidėjo tas toks intensyvus vartojimas. Ir ir kažkaip kuo daugiau vartojau, tuo man labiau nepatiko realybė, kurioje aš buvau. Man tiesiog būdavo sunku būti blaivai. Ir ta realybė tokia, aš nepatenkinta būdavo, žodžiu. Ir tada man prasidėjo 2 paskutinius metus toksai, kiekvieną kartą, kai gerdavau, aš norėdavau eiti iki sąmonės netekimo. Aš tiesiog norėdavau to blackouto, tiesiog, kad man viskas dingtų. Kad viskas dingtų ir kadangi aš eidavau iki sąmonės netekimo, pradėjau atsidurti ten skirtingose vietose, ten butuose, lovose, su nepažįstamais, aš nežinau, kas buvo, ko nebuvo, kaip aš čia patekau, kodėl aš čia patekau. Ir man, aš kai gerdavau iki sąmonės netekimo ir man būdavo pats baisiausias, tai pirmas tas rytinis ar nerytinis toks įkvėpimas, kur aš įkvėpiu ir aš bandau žiūrėti, kur aš esu, ar aš turiu drabužius, ar neturiu drabužių, ar turiu telefoną, kur mano raktas, kur mano žodžiu. Ir tada tas būdavo toks pirmas, toks baisus, ir tada man reikėdavo, kad ir kur aš ten bebūdavau, aš žiūrėdavau, kaip man iš čia dingti, žodžiu, kuo greičiau dingti, žodžiu, iš tenai, kur esu. Ir man didžiausias būdavo po šitų visų mano išstojimų, man tos fizinės pagirios gal nebuvo tokios didelės, man buvo labai sunku su mano moraliniam pagiriom. Aš prisimenu, grįždavau namo ir toks būdavo pirmas dalykas, taip nušliūžiu iki dušo ir bandydavau nusiplauti viską, ką aš jausdavau. Ir tokia purvina, aš kai atėjau į ją, jaučiausi labai purvina ir labai tokia nuvalkiuta ir nuvargus, žodžiu, aš taip jaučiausi. Ir man labai gėda būdavo. Tai aš pirmiausiai vartojimas ir gėrimas būdavo su viena grupė, žodžiu, ir kažkaip matydavo visi labai, ir aš ten tada stengiausi nebūti su jais, tada keičiau, žodžiu, grupės, man toksai būdavo būdingas keitimas tų grupių. Ir mane vieną kartą aš ten gėriau iki blackouto ir aš atsidūriau tokiam skersgatviais, tokiu vaikinu, ir aš išsigandau labai. Ir galvoju, man reikia mest gerti. Ir man tada prireikė dar 2 metų, gal 1,5 metų, kad aš iš tikrųjų mesčiau gerti. Bet tada pradėjau ieškoti priežasčių, kodėl aš taip geriu. Galvoju, man reikia, kažkas yra gerai ir man kažką reikia daryti. Tai pirmiausia sugalvojau, kad ta grupė žmonių, su kuriais esu, yra priežastis, kodėl ko aš tiek vartoju, žodžiu. Kažkaip aš taip galvojau, kad tada aš izoliavausi, išsikraušiau į kitą miesto galą, kad tik nebūčiau su jais, kad tik jų nematyčiau ir kad, žodžiu, tiesiog izoliavausi nuo jų nuėjau visiškai. Ir būdavau viena, užsidarydavau viena ir būdavau. Taip aš ant savęs, ant tokių sugniaužtų kumščių prabuvau blaiva gal 2 mėnesius, kol ten kažkas neparašė ir aš galvoju, aš tiek jau prabuvau blaiva ir tiek prabuvau izoliacijų, man aš kaip dovaną galiu savo pasidaryti, išeit kažkur, ir tas man būdavo, aš eidavau ir pirmas alkoholio kokteilis gurkšnis ir tada tiesiog pasileisdavo viskas ir tiesiog pasileisdavo ir tada man būdavo toksai, aš noriu dar ir tada trūksta ir tada aš atsikeliu ir vėl tas ratas toks susistukęs būdavo. Ir aš kai buvau taip ant sauso tokia, be jokios pagalbos izoliacijoje blaiva, aš prisimenu, aš jausdavau, man buvo 2 dalykai, aš jaučiau didelį vienišumą. Mano vienišumo jausmas buvo toks didelis, aš žodžiais negalėjau niekam apsakyti, kaip aš vieniša jaučiausi. Ir aš prisimenu, kažkada ant to vienišumo jausmo taip užgėriau ir skambinu sesiai. Mano tėtis geriantis yra. Skambinu sesiai, sakau, sesiai, žinau, aš tokia vieniša jaučiausi ir vakarą, sakau, ant šito užgėriau. Ir jinai sako, tai tu elgiesi kaip mūsų tėvas. Tai šis man irgi labai labai išgąsdino, kažkaip irgi tokia didelė baimė buvo. Tai to vienišumo jausmo, tokio milžiniško, labai man sunku buvo tai pakelti jį. Ir aš blaiva būdama tiesiog jaučiau skausmą egzistuoti. Man toks buvo, aš nežinau, man tiesiog skaudėjo būt,
blaivai šiam pasauly. Aš neturėjau nieko, jokio plano, nebuvo nieko, man tiesiog norėjosi vartoti, daugiau nieko aš nenorėjau daryti. Ir taip vienai, užsidarius duris, tokioj bute buvo labai sudėtinga man. Tai man pradėjo eiti mintis apie savižudybę. Kažkaip tai dienai mano išeitis, kadangi nežinau, išeities buvo arba eit gert ir man buvo labai baisu, aš labai nenorėjau ir laikiausi ten porą mėnesių arba žudyti, žodžiu. Ir kažkaip man atrodė, tokia maloni ta mintis, kad tą skausmą, kurį aš dabar jaučiu, būdama blaiva, nusižudyčiau, nebebūtų jo. Tai labai tas buvo ir aš tai porą kartų, tai buvau taip ruošiausi šokti pro langą. Bet kadangi esu alkoholikė, esu jautri skausmui fiziniu ir emociniam, tai kažkaip nešokau, žodžiu, šito nebuvo. Ir aš kažkaip pradėjau galvoti, kas čia man yra. Tada tie draugai nebuvo, kaip čia, pasirodo, kad ne, aš galiu prisigerti ir be draugų. Tada pradėjo man rankos drebėdavo. Rytais, žodžiu, drebėdavo, tada aš galėjau galvoti, kad man Parkinsonas, galvoju, gal man Parkinsonas, gal čia man kažkokia, nežinau, gal aš taip jaučiu, tai dėl šito ten, žodžiu, man taip sunku, nes man Parkinsonas, ir aš esu blaiva ir negaliu prabūti, žodžiu, gal ta problema. Ir aš kažkaip savo depresiją įsirašiau, galvoju, aš depresuoti esu, nes savižudybės tas noras yra ir kažkaip aš išgirdau kažkur, kad nėra normalu galvoti apie savižudybę kiekvieną dieną. Ir kai aš nevartodavau, mano buvo mintis apie tą savižudybę, mano buvo tokios dvi pagrindinės obsesijos, arba eit gert, arba eit žudytis. Ir aš pradėjau ieškoti pagalbos, atsidūriau Vilniuje, aš kėliausi iš Rygos į Vilnių darbuotis, dirbti. Ir aš atsidūriau psichiatrinę, žodžiu. Ir pas psichiatrą atsidūriau ir jisai man sako, kažkaip pradėjo pasakot, aš pradėjau, man klausinėjo manęs, kaip aš vartoju, ten ką aš darau, ir jis man pasiūlė į A nueiti. Ir jo gavau pasiūlymą nueiti į A, gavau pasiūlymą nevartoti, tokių pasiūlymų gavau. Ir man kažkaip, aš pabandžiau ir tuo metu mano buvo toksai dalykas, kad aš daug dirbdavau, labai pasimečiau, galvoju, reikia dirbti dabar, man reikia dirbti, vaidavau ten po 12-17 valandų, kad nevartot. Ir pasiūlė man A ir aš nueidavau kartą į savaitę, Vilniuje Kalvarijų grupė 8 valandą buvo, nes man atrodė, kad tai man tinkamiausia yra. Nueidavau į tą grupę aš. Bet mane labai išgąsdino, kažkaip aš labai nenorėjau būti A. Aš prisimenu, mane taip maloniai sutiko grupėje, mane norėjau apsikabinti kiekvienas, žodžiu, ir man toksai buvo šlykštulys, galvojau, Hašai mane aš neapkabinės, žodžiu, aš tokia su pasišlykštėjimu žiūrėjau. Ir aš ateidavau pavėluodama, biškį pabūdavau ir dingdavau kuo greičiau, kad manęs nekalbintų, neapsikabinėtų, nes aš nenorėjau būti alkoholikė, aš norėjau tiesiog maloniai, gražiai vartoti, gert alkoholį, žodžiu. Mano buvo toks tikslas ir kažkaip aš nesijaučiau alkoholikė, toks buvo man. Bet aš labai sustapatinau grupėse, aš labai sustapatindavau ir grupės būdavo ta vieta, kur aš ten valandą kiek trukdavau, aš tiesiog atsipalaiduodavau šiek tiek. Tai įtampa, kurią jaučiau būdama blaiva, tiesiog šiek tiek pamažėdavau. Ir mano teorija buvo, kad A vertinantys žmonės yra depresuoti, depresija ir aš depresija, dėl to mes taip sustapatinam, dėl to man taip palengvėja. Jo, tai taip kažkaip aš ir ėjau, gal taip už vidų žaidavau, bet vartodavau. Dirbdavau, vartodavau, eidavau į grupę karts nuo karto, tenai toks buvo miksas. Ir kažkaip buvo toks variantas, kad aš, kai paskutinį kartą vartojau, aš prisižadėjau, kad negersiu. Žodžiu, važiavau tokį festivalį ir pasižiūrėjau, kad negersiu ir aš ne alkoholikė ir man čia kažkaip toks norėjau įrodyti, kad aš ne alkoholikė ir man nėra problemos. Ir aš važiavau į festivalį, festivalis buvo Belgijoje ir aš prisimenu, kaip aš visiems pasakoju, kaip aš negersiu ir nevartosiu, aš kaip negersiu, visiems pasakoju, mes važiavom su draugu ir aš jam pasakoju, kaip aš negersiu ir jis sako, Aušrinė, aš supratau, tu negersi, tu man daugiau nekartok, o aš tokį kokį ten, aš negersiu, pamatyti, kaip aš negersiu, ten toks man buvo. Ir festivalis buvo 3 dienų, pirmą dieną kažkaip aš nuvažiavau, labai vėlai nuvažiavom ir aš nevartojau, negėriau, nebuvo tokio. Ir aš tokia šoku ir aš galvoju, aš ne alkoholikė, aš galiu negert ir aš čia galiu būti.
Bet kitą dieną aš atsikėliau ir kaip knygoje yra rašoma, kodėl mes geriame, priežastys tenai yra tokia viena priežastis, kur net nėra priežasties, kodėl vartoju, geriu. Yra toks tas knygoje parašyta nei debesėlio danguje. Tai aš atsikėliau kitą rytą ir ne tik, kad šiaip aš gerai jaučiausi, nebuvo įtampos tą, kurią jaučiau, nebuvo kažkokio vienišumo didelio jausmo, nebuvo priežasčių, kodėl aš turėčiau gerti, ar man ten liūdna, ar sunku, ar ten džiaugsminga, nebuvo jokios priežasties. Ir net, nu, tokį labai geras oras, žodžiu, labai taip mėlynas dangus, nei debesėlio. Ir aš atsikėliau ir sako, grupė žmonių, su kurio buvau, jie sako, mes einam mašinę pirkti alkoholio, ar tu nori. Mestis, sakau, taip noriu, ir kita ten sako, mes einam pirkti narkotikų, ar tu nori, mestis taip, aš noriu. Ir tiesiog aš likusias ten 2 dienas, aš ten mažai valgiau, mažai gėriau vandens, aš tiesiog visą laiką buvau arba apsinešus, arba girta. Ir aš prisimenu, aš atsikėliau ten tą jau 3 dieną ir aš galvoju, toks man buvo, kur, nu, tas mano standartinis, kur aš noriu dingti iš čia kuo greičiau. Ir aš išvažinėjau tenai, viską greitai sukrovo, taip tyliai, aš tokia, va tai darydavau visą laiką ten, jeigu prisivaidindavau, tai taip viską greitai taip šukt ir dingstu, žodžiu, manęs nebuvo. Nes man taip gėda būdavo ir sunku tai būdavo. Ir aš važiavau iš tenai, iš to festivalio, ir buvo toksai gal pirmą kartą toks tylus prisipažinimas, kad gal aš turiu problemų su alkoholiu, gal aš esu alkoholikė. Ir tada mano prasidėjo tokia blaivybė pirminė, nes aš turėjau atkrytį, dabar esu 3 metus blaiva. Tai va ta pirminė blaivybė mano prasidėjo, aš pradėjau reguliariai vaikščioti į grupės, pradėjau įsilieti į grupių, nu tiesiog, va, ne, visi ten važiuodavo, aš būdavau su jais ten vienu momentu, nes man sunku buvo, man obsesija laikėsi noro vartoti 9 mėnesius dar, taip gert, žodžiu, aš buvau blaiva 9 mėnesius, bet vos net ten kas 2 dieną aš galvodavau, aš atsikeliu, aš galvoju, kaip aš pirkčiau, ką aš pirkčiau, kada aš pirkčiau ir ką man reikia padaryti dėl pinigų, kad aš nusipirkčiau. Tai būdavo mano pagrindinės mintis ir aš labai dažnai, aš gyvenime vaikščiau grupės, ten skambinau grupių nariams, tenai, žodžiu, buvau, važiavau ten iš šventosios stovyklos, tenai tarnaut, netarnaut, kas kviesdavo kavos, aš eidavau į pirtis, ten visi kviesdavo, nu, aš tiesiog būdavau su alkoholikais, kad man tik negert, žodžiu. Tai va, ir po 9 mėnesių maždaug kažkur ta obsesija dingo ir aš taip jau labiau galėjau kvėpuot, galėjau taip daryti dalykus, kažkaip va taip, ne, kažkaip taip labiau įsiliet ir aš pradėjau, nu, tiesiog, va, tai ne, mano buvo standartinis, aš buvau blaiva ant grupių, vaikščiojimų grupės ir kartą į metus nuvažiuoti į šventosios stovyklą, kur vyksta kiekvienais metais, tai man buvo mano įrankiai būti blaivai. Ir aš, va, 3 metus ant tokio, va, variau. Ir man periodiškai užeidavo kančia blaivybės, vat kančia būt blaivybei ir noras vartoti. Nu, kas periodiškai, kas pusę metų, tai, bet aš nieko dėl to nedariau. Bet aš visus kitus, ką nerekomenduoja daryti, aš viską dariau, keičiau darbus, į santykius įėjau, leidau pinigus, neleidau pinigus, keliavau, keičiau vietą. Nu, viską, ką nerekomenduoja, viską dariau ir nieks nepadėjo dėl tos obsesijos. Vienintelį dalyką, kurio nebandžiau, ką rekomenduoja ateiti, žodžiu, paprašyti globos ir pereiti 12 žingsnių, ne, vat skaityti knygą, kaip sakėt pradžioj, to aš nebandžiau, žodžiu, kažkaip labai nenorėjau, man baisu buvo, įsipareigot kažkaip, nedaug dievė aš čia liksiu visam laikui, žodžiu, šitose grupėse, nedaug dievė alkoholikė, iš tikro negalėsim, kažkaip toksai buvo man. Šitas man buvo ir aš labai nenorėjau ryšio su aukštesnė jėga. Man tiesiog nereikėjo. Aš galvoju, kad gyvenim, aš pati galvoju, tvarkausi labai gerai ir man nereiktų ryšio su aukštesnė jėga. Ir aš per tuos 3 metus tos blaivybės sausos, aš žinokit, tokių nesąmonių dariau, nu taip labai, taip buvo. Tai 9 žingsnį, kai aš dariau, tai didžioji dalis, nu lygiai gal 5% buvo iš to 3 metų blaivaus laikotarpio, kur aš tiesiog buvau ant sauso. Ir nebuvo priežasties, nebebuvo to tokio, o atsiprašau, aš buvau visiškai be sąmonės ir ten neprisimenu, ką aš dariau. Aš buvau visiškai blaiva, tai darydama. Tai aš tenai, aš su pinigais turiu tokį labai, mano santykį su pinigais, aš nežinau, aš kai išblaivėjau, aš galvoju, visi atsakymai mano problemas bus, jei aš turėsiu milijonų savo bankų sąskaitoje. Tik tada aš galėsiu, nežinau, man toks buvo, man labai norėjau tų pinigų ir daug pinigų ir aš galėjau daryti viską dėl pinigų.
Tai tame 3 metų laikotarpį blaivybės, be žingsnių tenai, sausos blaivybės, aš ten įsisukau į tokias finansinės nesąmonės tenai, nelegalias, ir aš prisimenu, man visiškai sąžinės gražiais nebuvo. Paskui su santykiais aš ten turiu taip, man su santykiais į vyrus irgi nėra lengvas, aš tokia, tiesiog nėra lengvas, santykiais į vyrus man kaip vartojama toksai man yra, ir aš ten ėjau į santykius su vyrais, kurie buvo, ten turėjo ten partnerės, žmonas, vaikus, ir man buvo, irgi kažkaip aš mėgau su jais ir man visiškai sąžinės ruošties nebuvo jokios. Ir man tada, po šitokių mano dalykų, kai atėjo vėl noras ir didelis noras gert, ir toks didelis obsesinis noras, kur aš kiekvieną dieną zuja, kiekvieną minutę zuja, aš nustebau, kad aš noriu vartoti, ne, aš taip gyvenu ir dar taip grupės ir pašnekėt galėdavau apie tuos žingsnius, kažkaip galėdavau papasakot, bet buvau nustebinta, kad taip aš noriu vėl vartoti. Ir šiaip stiprus užėjo noras, labai labai dar nebuvo tokio buvę per tuos 3 metus. Ir aš planavau savo atkrytį. Aš planavau vartoti savaitę, aš planavau, kam aš paskambinti po tos savaitės. Ir jaunimo grupėje, kurioje aš esu, kurioje aš buvau, mane pakvietė į ten važiavom į Skandinavijos jaunų žmonių esančių asų važiavimą Norvegijos, tai buvo Stavangeriai. Ir mes važiavom ir aš ten važiavau kažkaip, aš galvoju, dar viena iš priežasčių, kodėl nenorėjau eiti žingsniais, aš galvoju, aš esu per jauna, man buvo 27-26 gal metai ir aš jaučiausi per jauna eiti žingsniais, tenai, kažkaip man toks buvo, aš per jauna, žodžiu, čia būt. Ir aš prisimenu, nuvažiavau tą Stavangerę ir visi buvo mano amžiaus, ten iki 28 gal. Ir aš galvoju, ir jie visi, žodžiu, kalbėjo apie ten globėjus, apie 10-11 žingsnį, apie aukštesnę jėgą, ir mes visiškai mes nesusikalbam, žodžiu, man toksai buvo jausmas, kažkur čia, tokie man kosmonautai atrodė. Ir aš tokiam vaikinui pasipasakojau, kaip aš noriu gert, kaip aš planuoju atkrist, žodžiu, ten mes jom ir aš jam pasakoju, ir jis man sako, ką apie tai sako tavo globėja. Ir aš sakau, aš neturiu globėjus. Ir jis man be jokių moralizavimų, be jokių ten aiškinimų sako, kad, pasakė taip, sako, jei neturėsi globėjos, gersi, jeigu gersi, mirsi. Ir man tai pirmą kartą buvo toksai, kur, aš tikrai galiu mirti, ne? Nes man atrodė, kai aš atėjau ją, man ten buvo 2-3 gal metai, ir man visi atrodė seni, žiauriai, kiek metų. Tai man atrodė, ten kempiam, tai man atrodė, wow, viskas jau mirtis šalia. Ir atrodė visi kažkaip seni, kažkokie tokie visi, nežinau, aš ten tikrai jaučiausi, atrodė, kad jie gali mirti, aš tai ne, aš ne, bet kai jis pasakė, aš prisiminiau visus tenai, mano visus važiavimus su girtais, kritimus, nukritimus ant šaligatvių, barų pakritimus, apsivertimus ir norą žudyti, žodžiu, tas, kur mano alkoholis ir alkoholizmas taip pat ėmė norą gyventi. Tai va, ir kažkaip pirmą kartą galvoju, aš tikrai galiu mirti. Ir tada aš prašiau globos, tą patį vakarą buvo nauji metai ir prašiau globos pas tokią moterį, atsikėliau, nors prašiau globos, vis tiek norėjau gert ir galvoju, tai ką mes čia dabar darysim. Ir aš prisimenu tą obsesiją, dar man ilgai laikėsi to vartojimo ir aš atėjau pas savo globėją į namus skaityti Didžiąją knygą ir mes atsisėdom ir jinai sako, mes skaitysim šitą knygą ir išsiaiškinsim, ar tu esi alkoholikė. Ir aš buvau 3 metus blaiva ir ten vaikščiojau į grupės ir ant grupių variau, savo sausą blaivybę ant grupių laikiau. Ir mano pati pirma mintis buvo, kai jinai šitą pasakė, aš galvoju, Dieve, padaryk taip, kad perskaičius anoniminių alkoholių knygą, aš būčiau nealkoholikė ir galėčiau eiti ir gerti, ką aš noriu daryti, žodžiu. Tai buvo mano pati pirma mintis. Ir jo, ir kažkaip mes pradėjom skaityti knygą ir man, ateidavau pas ją ir man zūdavo mintys apie tą alkoholį, kaip aš galėčiau gerti, kaip aš galėčiau išnešti, kokie ten planai būdavo, kaip tyliai galėčiau atkristi, visokių tokių mano mintys ėjo, tokios mintys. Ir mes skaitėm tą knygą ir man taip nusiramindavo. Ir ties maždaug, irgi nežinau, ties kažkaip gal, 8-9 žingsnių, mano ta obsesija dingo. Ir mano tuo metu buvo kambariokė irgi iš mūsų grupių narė viena. Ir sakau, man sakau, dingo noras gerti. Ir jinai sako, prašau, sveikinu, gal tau tinka, gal tau veikia 12 žingsnių programa. Ir aš tokia, gal tikrai man tinka. Ir tai prasidėjo toks labai fainas mano laikotarpis blaivybės, tikrai labai malonus laikotarpis. Ir
kažkaip tas santykis aukštesnė jėga, ten darbų klausimas, šiek tiek santykių klausimas pasitvarkė, toks labai fainas gyvenimas buvo. Aš norėjau gyventi, aš norėjau daryti ir tos obsesijos, alkoholio nebuvo. Ir kai aš buvau tenai 7 metus blaiva, aš persikėliau gyventi pusę metų į Pietų Afrikos Respubliką, Cape Towną. Aš važiavau tenai ir pradžioje aš buvau su vartojančiai žmonėm, ten 2 savaitės pirmas buvau su vartojančiai žmonėm ir aš tokia, man buvo toks susijungė, kad va, dabar galiu gyventi gyvenimą. Toksai kažkoks toksai buvo. Ir aš nelankiau grupių, kažkaip su mano globėja taip kažkaip retai skambindavau, šiaip labai taip pat tolimas buvo didelis ir aš niekieno gal nustebimui atkritau. Aš atkritau, aš buvau dėl santykių atkritau, man vaikinas pasiūlė išgerti, aš išgėriau, nes norėjau jam patikti ir man prasidėjo, žodžiu. Aš pradžių tai gėriau labai taip išsigandus, aš galvoju, jeigu man čia trūks plionkė Afrikoje, tai aš negrįšiu in one piece, žodžiu, į Europą, tai buvo pirma mintis, aš galvoju, jei pradėsiu gerti, viskas nebegrįžtų, mano pati pirma buvo mintis. Ir šiaip tokių man baisu buvo, nes aš ten buvau žodžiu, tiesiog buvau su didelė grupė žmonių ir kažkaip man buvo baisu, galvoju, kas bus, jeigu čia kaip pasirodysiu, cirkas, žodžiu, mano cirkas, žodžiu, kaip pasirodys, tai čia bus blogai, bet nieko nenutiko. Nieko tokio nenutiko ir mano pirma mintis buvo, gal aš ne alkoholikė. Pati pirma mintis buvo ir man buvo labai sunku sugrįžti, labai žinokit, sunku sugrįžti. Man buvo, tai obsesija vartot buvo, bet buvo labiau toksai, kur man padėjo, ačiū, buvo malonu, aš išeinu, va toks buvo jausmas ir tokios mintys buvo, tai aš pasakiau savo globėjai ir kažkaip labai jai sakiau taip, tai čia toks atkrytėlis, va tai va jai pasakau, sako, tai atkrytis, nusinulinai, eik į grupės, daryk visą, ką daro naujokas. Ir aš 3 mėnesius dariau visą, ką daro naujokas, aš jau kiekvieną dieną į grupės, aš skambinau, aš dariau rytais 11 žingsnį, vakarais 10 žingsnį darydavau, skambindavau grupės nariams. Ir ta obsesija laikėsi ir jinai vėl dingo. Tas noras gerti, aš vėl galėjau būti, grupės nare kažkaip galėjau būti. Ir tada po metų aš vėl atėjau arti atkryčio, man buvo toksai, aš jaučiuosi, kad mano blaivybė, kaip skaitėt knygoj, kad mes nešventieji, tai aš jau tikrai nešventoju, aš ten visą savo blaivybę pasitikrindavau. Ir tada, kai vėl atėjau arti, bet net kritau atkryčio, aš pamačiau, kad kiekvieną kartą, kai aš esu prieinu prie vartojimo, mano smegenys turi tą iliuziją, kad va čia yra gyvenimas, ne vartojimas, tai kažkur man tokia obsesija užeina, kad taip norisi man ir kad va ten yra gyvenimas, o čia ne tas blaivus gyvenimas, nėra gyvenimas. Tai aš buvau tokioj saloj ir ačiū Dievui, kad nariai tarnauja, daro tarnystės ir tarnauja, nes aš kai priėjau arti ir aš tiesiog pasišalinau save iš tos situacijos, man 5 dienas laikėsi dar ta obsesija. Ir buvo tokia narė ir jinai man leido tiesiog būti su ja ir jos vaiku 5 dienas. Aš ten su ja visą laiką praleidau. Ir man gal labiausiai patinkantis dalykas grupėse, kad aš turiu gal ten 20 kontaktų žmonių, gal ir daugiau, kuriem galiu paskambinti tenai bet kuriuo paros metu ir aš jiems sakysiu, labą dieną, man čiuožia stogas ir kitoj pusėje žmogus žinos, apie ką aš kalbu. Ir neklausinės ant klausimų, ten nepatarinės, nieko nedarys, aš galiu tiesiog būti. Aš obsesinu, aš noriu gerti ir aš galiu su moterim tiesiog būti visą laiką. Tai va, ir kažkaip man praėjo šitas ir aš po to laiko, dabar net esu 3 metus blaiva, aš turėjau atkrytį ir nenumiriau ir aš atėjau arti atkryčio ir neatkritau ir esu vis dar gyva ir man toks atėjo santykis, kas liečia tą aukštesnę jėgą, aš supratau, kad mano aukštesnioji jėga tiesiog yra mane įsimylėjus ir mane labai myli. Ir šiai dienai aš gaunu tikrai viską, ko man reikia iš mano aukštesniosios jėgos. Tikrai viską gaunu ir nenoriu vartoti, nenoriu ten, nėra tokio, net neseniau būdavo, alkoholis buvo visų dalykų sprendimas man, visada mano galvoje. Pirmas dalykas, man sunku, galėtų prisigerti, žodžiu, kad nejausti ir nebūti ir, žodžiu, neapsimes, kad tos problemos nėra. Ir dabar per tuos 3 metus aš kažkaip ir keičiau daug vietų, aš gyvenau Amsterdame, paskui Berlyne dėl darbo kėliausi, dabar vėl tokia neaiški situacija. Ir buvo, aš kai persikėliau, prisimenu Amsterdamą pirmą kartą iš Vilniaus, buvo daug priežasčių, dėl ko aš galėčiau prisigerti. Ir net, daug, kokių tokių ten, nežinau, daug dalykų, dėl ko galėčiau dabar gerti, žodžiu. Eiti ir prisigerti, viską nafik mes reikia gerti. Bet kažkaip, mano pirma mintis būdavo,
aha, dabar prisimelsiu ir kviesdavau savo aukštesnę jėgą labai šitą, vat, ne? Aha, Dievulė, gerai, aha, dabar aš biškį pasimelsiu, aha, Dievulė, aha, tu tau šitą situaciją, paimk, važiuojam, žodžiu, parodyk kelią, va tai va, būdavo. Ir dabar kažkaip irgi aš per šitus 3 metus blaivybės buvau 2 kartus atleista. Ir sausio mėnesį mus informavo, kad mus atleidžia, visą skyrių atleidžia. Ir kažkaip mano didžiajam nustebimui nebuvo, nes aš šiaip esu kaip alkoholikė, mano ateitis yra arba katastrofa, arba nieko, žodžiu. Didžiausia katastrofa mano galvoj, kas liečia ateitį. Ir kažkaip pasakė, kad mane atleidžia ir man kažkoks toks irgi buvo, nu tai aš turiu aukštesnę jėgą, nu, aukštesnė jėga yra su manim ir aš dėl ko jaudinis, va štai va toksai buvo. Tai va šitas kažkaip va, toksai tas santykis, toks pasitikėjimas aukštesnė jėga didelis, nes pradžioj labai man sunku buvo, kas liečia tam trečią, pavyzdžiui, žingsnį arba apskritai tas santykis aukštesnė jėga. Man kažkaip va sunku labai buvo pasitikėti, aš dėl to nenorėjau daryti trečių žingsnių, nes aš galvoju, man pirmas dalykas apskritai, kai atėjau į A grupės, man toksai tas Dievo, kad yra čia Dievas aukštesnioji jėga, aš negaliu patikėti. Aš atrodo turėjau problemas, ne? Mano įsivaizdavimas apie A grupės, kai pirmą kartą nuėjau į A grupę, man atrodė, kad aš ateisiu, aš pasakysiu savo problemą ir visi eis ratu ir sakys, kaip man tą problemą reiktų išspręsti. Ir mano didžiam šokui grupės sakydavo, nu tai pasimelsk, kad šis problemos. Ir man toksai būdavo, atsiprašau, tai čia problema, prie ko čia ta aukštesnioji jėga, tai šitas man labai, tai va, toksai buvo labai nesuprantamas konceptas tos aukščios jėgos. Ir dar buvo, kas liečia tą santykius aukštesnė jėga, aš negalėjau, mano buvo toksai, mano toks, kai vartojame buvo, aš negalėjau pasitikėti kitais žmonėms, tokio nebuvo pasitikėjimo, nežinau, man buvo sunku pasitikėti ir man buvo sunku pasitikėti savim. Ir aš tai į A grupės ir man sako, atiduoti valią ir gyvenimą Dievo aukštesnios jėgos, žodžiu, į rankas. Aš negaliu šitokio padaryti dalyko. Tai va šitas yra, bet tas atkryčiai ir darbas su žingsniais, ne, ir priartėjimą prie to atkryčio tai padėjo pasitikėti, dabar tai pilnai pasitikiu. Tai va, ir kažkaip esu, dar vienas dalykas, gal ir kas liečia tą blaivybę, kažkaip žmonės mano, kad aš esu socialus žmogus, normalus socialus žmogus. Ir aš esu taip komplimentų tokių susilaukus ir man visą laiką nustebino. Va, kokia aš sąžininga, ne tenai, žodžiu, nes aš ir už A ribų darau žodžiu, tiesiog kaip A elgiuosi, darau ir už A ribų. Žiūriu, ką čia galiu padėti, tarnystę, ten pasveikinu su visais, labą dieną, padėkoju, tokiai žodžiu. Ir visi mano, kad aš ten sociali, gerai išauklėta, sąžininga, visokių tokių dalykų. Nors mano minty, mano pirmas dalykas seniau būdavo ten pamanipuliuoti, ten paimti kažką, žodžiu, nusukt kažką, va tokios mano yra mintis. Tai aš kažkaip džiaugiuosi, tai toksai lengvinantis dalykas gyvenimą toksai, tai jo, bet pagrindinė tai, kad aš nenoriu vartoti. Nenoriu vartoti, nėra tos obsesijos, ne, ir kas tokį fainą gyvenimą gyvenu. Tai žinokit, tiek būtų, čia gal biškit trumpai, bet nebent gal klausimų kažkaip turit. Aš gal norėčiau paklausti iš tos blaivybės, su kokiais sunkumais susidurit šiandien dienai? Didžiausi tokie sunkumai galbūt. Jo, labai geras klausimas. Jo. Tai sunkumai mano kokie, reiktų pagalvoti, palaukit tuoj minutę. Tai gal santykių sunkumas, šiaip bendrai santykių sunkumas, man kažkaip su A labai tas socialinis ratas mano yra prasiplėtęs. Man seniau mano visi draugai būdavo iš A. Visi iš A ir aš galvojau, jie turi būti mano draugai, nes jiem čia turi tarnauti, naujoką prižiūrėti, tai jie neturi pasirinkimo, jie turi su manim draugauti, žodžiu. Bet man labai sunku būdavo į tą socialinį ratą už A ribų plėsti. Kažkaip man sunku būdavo, man kažkaip sunku būdavo. Bet dabar pastaruoju metu kažkaip žiūriu, ypač po 9 žingsnio, tų žmonių, su kuriais aš buvau ten kažką padarius, jiems nepridirbus, jie kažkaip, mano, prisimenu 9 žingsnio buvo turėjau tokią draugę ir tiesiog ten, žodžiu, su jos vaikino, atsiprašiau jos ir jinai iki šiai dienai man vis parašo man, kaip aš gyvenu tenai, gal susitikim, tai šitas sugrįžo žmonės į mano gyvenimą, kurie norėjo sugrįžti, pavyko sukurti santykius, šiaip bendrai tokius socialius santykius už A ribų, kur aš galvoju, čia neįmanoma man, nes aš taip tokia antisocialiai jaučiuosi ir sunku man buvo toj už grupių ribų visuomeniai būti.
žodžiu, kažkaip man visai gaunasi, ne, kažkaip visai gaunasi būti visuomenės dalim. Tik vienas dalykas, vyrai santykius, aš labai taip kažkaip perėjau tokį ilgą laikotarpį, nes mano vartojimo metu aš vyrus buvau paėmus kaip irgi vartojimą tiesiog. Aš, nežinau, tiesiog man vyrai buvo dviem dalykams, pinigams ir malonumui, ir man daugiau nebuvo įdomu, ką ten jie galvoja, ką mąsto, tiesiog man visiškai neįdomu būdavo ten, man nereikėjo dėl nieko, žodžiu, jie galėjo ten nebūt. Ir aš labai linkus manipuliuoti vyrais, šiaip bendrai, kas liečia romantinį santykį, manipuliuoti kažkaip, tu nori būti, kad aš būčiau faina, būsiu faina kažkokiam laikotarpiu, kol aš ten gausiu, ko man reikia gauti. Ir man sunku būti sąžininga santyki. Ir ypač kas liečia santyki, kas liečia santyki, kur tiesiog, kadangi aš augau geriančių šeimoje, tai mano supratimas dėl meilės yra toksai, kad jeigu vaikinas nenori būti su manim, aš noriu, tada įdėsiu visas įmanomas pastangas, kad tas vaikinas būtų, liktų tenai, manipuliuosiu, ką tik reikia daryti, žodžiu, kad jis tik tai liktų, nors jis nenori būti su manim santykiai, dėkia mane, ir dar man jis ten gyvenimo mano meiliai. O kai vyras nori būti su manim, tada man norisi miegoti, būti su visais aplinkoje esančiais vyrais, žodžiu. Ir tai yra pagrindinis dalykas, dėl su kuo dabar aš taip dirbu, kas liečia tą iššūkį savo blaivybėje. Bet man padeda programa, 12 žingsnių programa, aš į santykius kviečiu aukštesnę jėgą, visada darau tą atidėjimo maldą, visada, kai einu į kažkokius santykius su vyrais, ir grupių narių pasidalimai padeda, aš labai daug skambinu moterim ir klausiu jų patirčių, ir klausau, ką jos sako, ir su globėja dalinuosi. Taip pat gal pagrindinis iššūkis mano dar vienas didelis iššūkis, kurį labai džiaugiuosi sutvarkiau, tai buvo finansinis nesaugumas. Aš turėjau visą laiką blaivybę, turėjau finansinio nesaugumo klausimą, visada man jisai buvo. Aš bijojau kažkaip, mano viena didelė baimė buvo, pavyzdžiui, prieš, kodėl aš norėjau 12 žingsnių daryti, aš bijojau, kad mano aukštesnioji nori, kad aš būčiau labai dvasiškai pabudus, bet labai skurdi, žodžiu, finansiškai, tai mano tokia baimė buvo. Ir aš, tai kas liečia tos finansus, labai taip, man irgi reikėjo daug paleisti, padaryti, 4., 5., 9 žingsnį daryti, 10., 11, nuolatos kvies aukštesnę jėgą. Ir šiai dienai, kas liečia, pavyzdžiui, pažadus, kuriuos aš turiu, ir tas finansinio, ekonominio saugumo baimės jos nebėra. Tiesiog nebėra, nes sakau, aš esu atidavusi pilnai aukštesnį jėgai tą finansinį klausimą, ir kažkaip tikiu, kad viskas bus gerai. Tai gal tokie 3 pagrindiniai. Alkoholikas. Ačiū, Aušrine, tau, kad sutikai pasidalinti. Iš tikrųjų, labai daug vietų aš pamačiau save, nes aš atėjau į ją 26 metų būdamas, irgi kaip tu jauteisi, čia visi man per seni, visi per kažkaip man gėda buvo būti su tai žmonėm. Bet iš tikrųjų, aš grįžau irgi labai ilgą laiką klaidžiu, po 14 metų gal grįžau į ją, tai čia yra kosmosas, kaip iš tikrųjų, bet dabar aš kiek man metai blaivybės ir sakau, viskas prasidėjo iš pradžių, kaip sakant. Jau ačiū tau, klausimų, žinok, labai, kad aš net nežinau, kokį tau užduot klausimą, kad čia viskas man kaip ir aišku, bet labai džiaugiuosi, kad pristatinai. Norėčiau, Giedrius alkoholikas. Šiandien dienai, vis tiek, koks tas supratimas apie alkoholį? Yra dar kažkokių išlygų, ta prasme, minčių ateina, kad dar kažkada kažkur su kažkuo, ta prasme, vartoti bus galima, taip kažkaip. Ačiū už klausimą. Tai šiai dienai nėra, ne, aš tiesiog, aš jau nuo kokių 17 metų žinojau, kad kai alkoholis patenka į mane, man kažkaip įsijungia, tiesiog nėra tokio kažkokio aš noriu. Aš negaliu kontroliuoti kiekio, kai pradedu vartoti, aš negaliu kontroliuoti kiekio, kiek aš išgersiu. Nėra tokio pas mane. Tai fiziškai, kur yra ta fizinė alergija, alkoholio, kur knyga įvardina, jinai yra pas mane tiesiog, aš noriu ir pradedu vartoti ir tada negaliu sustoti. Ir tada, kas liečia mano mąstymą, aš esu alkoholikė, žodžiu, tai aš man labai aš tapatinsiu tuo, kur aš atsikeliu jau susierzinęs.
Ir man taip kartais ir dabar būna. Aš va čia neseniai praeitą savaitę būna. Aš atsikeliu jau susierzinus ir aš žinau, kad mano mintys, va ten, kur alkoholinės mintys, jūs nori, kad aš užgerčiau. Tiesiog pas mane taip yra. Ir aš vat atsikeliu praeitą savaitę irgi vienoj. Man kartais tai būna, aš viską dabar labai gerai gyvenu. Labai, žinokit, gerai gyvenu. Fainai gyvenu, nėra obsesijų, yra pinigų, labai faini žmonės, daug matau, galiu matyti, tarnauju, jaučiuosi naudinga, visi pažadai yra, viskas yra labai gerai. Bet man būna kartais, va pavyzdžiui, ne, aš tiesiog miegu, atsikeliu ir aš jau susierzinus. Aš tiesiog esu susierzinus ir nepatenkinta dėl šito gyvenimo. Vat man taip kartais būna rytais. Tai seniau, kai neturėjau AA programos, man būdavo tas, kur aš nežinau, ką man daryti. Aš tiesiog nežinau, ką man daryti, su savim, su tokia, vat, su savo būsena. Ir prieš programą, ir atėjus į grupės, tai šėdau tiesiog į grupę. Bet grupėje aš galiu būti tik 1 valandą. Ir man reikia tada būti su savim ir savo alkoholizmo visas likusias paros, žodžiu, valandas. Tai šiai dienai aš žinau, kad man reikia ryte eiti į santykius su aukštesnė jėga. Ir aš medituoju rytais, aš pirmiausia pasimeldžiu, paskui einu į meditaciją, mano tas meditacijos pobūdis labai daug kartų skyrėsi, aš tenai, man pradžioje labai sunku būdavo tiesiog sėdėti tenai, nežinau, 15 minučių tyloj, mane tiesiog būdavo, aš nežinau, aš nieko baisiau gyvenime nesugalvočiau, pačioje pradžioje blaivybės, nei 15 minučių sėdėti tyloj, žodžiu, aš tiesiog, man kažkokia absurda, žodžiu. Tai aš, jeigu dabar tiesiog sėdžiu tyloj, be jokių tenai kartais kokią įsijungiu kažką, bet man reikia į tą santykį su aukštesne jėga eiti, kad aš, tas mano alkoholizmas kaip dvasinė liga, kad dvasinė problema, jisai jo, kad nebūtų jo. Aš prisimenu, kad dėl to dvasinio, kad yra dvasinė liga irgi, aš tai išgirdau tik po, nežinau, 4 metų blaivybės. Visi grupėje dalinosi, kad tai čia dvasinė, ten liga, alkoholizmas. Ir aš kažkaip galvoju, tai kaip čia aš negirdėjau pradžioje ir tik dabar išgirdau, kodėl alkoholikai slėpė nuo manęs, kad yra dvasinė problema, žodžiu, dvasinė liga. Ir kadangi čia ir dvasinė liga, tai man kažkaip reikia daryti. Ir tai meditacijos, aš šokinėjau mintį šiek tiek. Tai kas liečia meditaciją, dar greitai pasakysiu, tai dabar mano tiesiog pasideda tyloje, aš pasėdėjimas ir aš turiu eiti į kontaktą su aukštesnė jėga, bet bendrai man reikėjo žingsnius praeiti, kad man prisivalyti tą kanalus, kas liečia aukštesnė jėga ir kad aš galėčiau medituoti ir eiti į santykius su aukštesnė jėga. Tad kai man reikia prisižiūrėti 10 žingsnio dalyko, kad aš žiūrėti, kad aš ten sąžininkai jaučiuosi, kad žiūrėti neprisikauptų pykčių, nes man aš tokia linkus, kad prisikauptų pykčių, žodžiu. Ir tiesiog man reikia prisižiūrėti, kad atsikėlus ryte ir kai man tiesiog atrodo, kad visi skolingi yra gyvenimą, kad mintis neteitų trečia, nes aš žinau savo veikimo būdą, nes aš turėjau atkryčių. Aš jeigu užtesiu ir einu ant to tokio, kad čia visi man nepatinka, kad šalia manęs yra, man nepatinka santykiai, man nepatinka, kad aš dirbu, manęs darbe nevertina, tas vaikinas jisai pakankamai dėmesio nerodo, pinigų pakankamai nėra, aš norėčiau dar tenai tą daryti. Aš žinau, kad jeigu aš nieko nedarau su šitu, man maždaug po 3-4 mėnesių ateina išganinga mintis, man reiktų užgerti. Aš tiesiog žinau, kaip mano liga veikia šitaip. Tai šiai dienai aš tiesiog prisižiūriu ir darau dalykus, kuriuos man reikia daryti. Dar vienas dalykas, kurį kažkaip darau, kas liečia naujokus. Aš kadangi esu labai save sukoncentravus, žodžiu, viskas, kas vyksta pasaulyje, turbūt apie mane, žodžiu. Apie mane, tai aš... man reikia kartais išeiti iš savo galvos. Tai tarnystė A yra dalykas, kuris man padeda nebūti savo galvoje ir nebūti taip susikaupusiai į save. Tai aš kartais naujokams skambinu arba bendrai, kam nors skambinu, kaip tik praeitą savaitę skambinau nariai, sakau, žiūrėk, aš labai save sukoncentravau, sakau, man reikia, kad tu man papasakok, kaip tu gyveni. Ir aš sėdžiu ir klausau, kaip kitas žmogus, kaip kita narė gyvena. Ir klausau, žodžiu. Ir man tada palengvėja, aš galiu taip kvėpuoti, žodžiu. Bet tokios minties, kad reiktų užgerti, jos tiesiog nebėra. Jos tiesiog nelikę nebėra ir net neteina niekada beveik. Nebeveik, niekada neteina. Pedras alkoholikas, aš kol nieks neklausė. Ačiū tau, Aušrinė, už pasidalinimą. Aš po tavo metų dabar tai klausau, man kas nors būtų, kaip tavo metų buvo pasakė, tai tėvnus, sakyčiau, debilai. Tai kokie anoniminiai alkoholikai.
kaip gyventi, kaip šokiai, linksmybės, nervus, diskoteka. Kaip, aš dabar man tas klausimas iškilo tokiu metu. Nu, aš jau atėjau malko prisiskaldęs, jau atgėręs savo. Tai. Bet, sako, tas alkoholis duoda laimės hormoną, ne? Iš ko tu šiandien tą laimės hormoną, iš ko tą laimę semiesi be alkoholio, nu vis tiek jaunimas kažkokios tai ten tos vakarėliai, linksmybės, kaip be viso to. Nu, o dėl to gėrimo aš irgi šiandien dar nesuprantu žmonių, daug metų negeria, aš irgi nesuprantu, 10, 20, aš vieną dieną, kažkaip mano gyvenime lengviau pasidarė, kai pradėjau vieną dieną negerti ir negalvoju. Kažkaip susitvarkėjęs, kaip sakiau, visą gyvenimą negersiu daugiau, tai 100% gerdavau. Ačiū. Jei supratai klausimą, ne? Jo, tai dėl to, dėl kas suteikia dabar tos laimės, nelaimės hormonų, aš tai irgi sutapatinu dėl tų 24 valandų, man irgi atrodo toks didelis siaubas, negerti visą likusį gyvenimą. Aš žinau, kad aš kai atėjau į grupės dar, kiekvieną penktadienį važiuotų pas psichiatrinę, reikėtų man pasičekinti, tai aš važiuodavau ir aš verkdavau mašinoje 4 minučių, kad aš niekada daugiau gyvenime negersiu. Niekada daugiau negersiu, aš verkdavau, žodžiu, ir man sunku šiai būdavo, aš iki tas 24 valandas man būdavo daug paprasčiau. O kas liečia tas laimės hormoną, šiaip man labai sportas, aš esu linkusi į sportą labai, tai man sportas labai suteikia daug to tokio, kur aš jaučiuosi labai gerai. Man sportas, kas liečia visokiausius šokius, vakarėlius, tai aš iš tikrųjų išmokau šokti blaiva šventosios stovykloj su tais žmonėm, kurie man atrodė, aš ten galvoju, kaip aš atsidūriau, kodėl aš esu šventojoj su šitais blaiviais alkoholikais. Bet šventosios stovykloje labai išmokau kažkaip taip linksmintis blaivai, šokti blaivai. Ir šiaip šiai dienai kažkaip, jei aš noriu, aš einu linksmintis. Ir man seniau būdavo, aš eidavau į vakarėlius ir žiūrėdavau, kaip visi geria ir aš girdėdavau kartu su jais, nors nevartodavau kažkaip ant jų emocijų. Tai kažkaip man reikėjo būti, ypač be žingsnių, man reikėjo būti šalia jų ir aš pavydėdavau jiems. Aš einu į klubą ir aš matau, kaip visi apsinešę, aš galvoju, Jėzu, kaip jiems gerai. Ir aš tiesiog būdavau tokia kančiotinai šokdavau. Bet šiai dienai, kadangi esu kažkaip žingsnius padarius, prasivalius tos kanalus, labai fainų ryšių su aukštesnė jėga turiu, nenoriu vartoti. Ir aš tiesiog galiu eiti į vakarėlius ir linksmintis, aš būti laisvai. Tai mano didžiausias gal tokia džiaugsmas šiai dienai. Ir seniau man būdavo ir vakarėliai užkabliuodavo. Aš taip norėdavau būti su tais gerinčiais žmonėm, aš būdavo ten iki 6-7 ryto neišėdavau, manęs niekas negalėtų ištemti. Šiai dienai, gal prieš metus man tai buvo, aš išėjau vakarėlį, tiesiog buvau, pašokau, kiek man reikėjo, 2 nakties, aš susirinkau daiktus, ačiū, malonu, viso gero išeinu. Ir man buvo pirmą kartą, aš galvoju, kaip čia taip įvyko, aš nepagavau čia tokio noro būti tais vartojančiais, tai kažkaip yra būdų, kaip aš galiu pasiekti, tiesiog labai gerai jaustis ir labai laiminga būti ir tą laimės hormoną pasigaminti. Tai toks atsakymas būtų. Ačiū, labai supratau. Man irgi sportas, kažkur radau save, kažkur nueiti į salę, įsikrauti, radau. Ačiū tau labai, sėkmės. Virgis alkoholikas, ačiū Aušrinė. Norėtų tokio klausimo. Ar nepasikeitė pas tave draugų, pažįstamų ratas? Nes šiaip aš kada pradėjau, dabar pas mane 4 mėnesiai blaivumo. Man prasidėjo kažkodėl neįdomu su tais bendrauti, su kuo bendravau anksčiau. Tai būtų toks klausimas. Jo, tai žinokit, labai ačiū klausimą, tikrai labai viskas pasikeitė. Aš su žmonėm, kurie vartojau ir vartojau daug, jų nėra nei vieno mano gyvenime. Sakau, gal tik tai tokių draugų, kuriais aš ten vartojime kažką padariau, ten gal viena tokia draugė yra, kur yra sugrįžusi po 9 žingsnio, bet visi kiti yra tiesiog, aš neturiu santykių nei su vienu tuo žmogum, su kuriuo gerdavau ir vartodavau. Ir blaivybė kažkaip turiu tokį naują, sakau, socialinį ratą pasikūrusi tiek A ribose, tiek už A ribų, ko aš labai džiaugiuosi. Tai jo, bet yra viskas pasikeitę, kardinaliai nieko nėra, ko būčiau vartojama buvusi. Ačiū, Aušrinė. Labas rytas, Aušrinė. Ačiū tau, kad atėjai, kad pasidalinai. Ir man tiesiog smagu žiūrėti, girdėti, kaip jauna dušelė yra išgelbėta ir tai yra nuostabu. Tiesiog turiu tokį klausimą, santykis su tėveliais šiai dienai.
kaip yra, kaip šeimoje, kas keitėsi, ar yra pasikeitimų. Ačiū tau. Ačiū tau, labai fainas klausimas, toks, ne, sudėtingas tas klausimas tais tėvais. Jo, labai daug buvo pokyčių ir daug skyrėsi tų pokyčių, nes kai aš išėjau, pas mane, kaip sakiau, šeimoje gėrė ir buvo sunku, tai aš taip viską atrinkiau durim, aš galvoju, aš čia taip nusisukau nuo to kaimo, aš ten galvoju, aš gyvenime čia negrįžtu, manęs gyvenime čia daugiau nematysit viso gero, jūs net nesikreipkite į mano pusę, va toks man buvo, ir aš nutraukiau visus ryšius ir net nėjau į tą pusę. Tada atsidūriau žodžiu, ne, gal viskas išblaivėjau, tai dabar aš prisimenu, buvo toks lūkestis tos tėvus, kur aš išblaivėjau, tai dabar jūs pasiruoškit, aš eisiu santykį su jumis, žodžiu, jūs dabar pasiruoškit. Aš ateinu, grįžtu, tai prašom būti su manim santykį, aš jau einu į santykį, toks buvo labai juokingas ir tas lūkestis, jūs būkite tėvais, kaip aš noriu, kad būtumėt, nes aš išblaivėjau, jisai kažkaip labai man baigdavosi tiesiog, niekaip, jisai gyveno visą gyvenimą, kaip gyveno, tai dabar aš nežinau, kad išblaivėjau, tai čia niekam neįdomu, kad aš išblaivėjau. Tai va šitas gal buvo ir gal 9 žingsniai man padėjo labiau su tais tėvais. Tai mano 9 žingsnis, mano su mama, aš savo mamą laikiau bankų, žodžiu. Tai aš savo mamai skambindavau, niekada neskambinau savo mamai, paklaus, kaip jinai gyvena. Aš savo mamai skambindavau, kai pinigų ryte nebūdavo, nes ateinu iki bankomatų, ten 0, ne, ir man reikia valgyti, nusipirkti, ne, ir aš skambinau savo mamai ir man nesvarbu, iš kur jinai gaustų pinigų. Man visiškai būdavo neįdomu, iš kur jinai gaustų pinigų. Ir man sesė, aš turiu 2 seseles dar, man sesės ir sakė, kiek kartų mano mama verkė, kai aš jai paskambinau ir man įdomu, tu pasiskolink, jei tau neturi. Ir aš prisimenu, šitas būdavo ir aš savo mamą tokį labai taip žiauriai eldavau savo mamą, kur prisimenu, kažkada grįžau ir vartojime buvo, ir net ir blaivybė gal. Aš grįžau ir ateina mano sesės ir sako, mama labai geros nuotaikos, tu gali, sako, jos nepravirtinti. Ir aš tokia susimašiau, tai čia gal tu kažkaip jau taip kitaip elgtis. Ir kad lieta 9 žingsnį, aš atsiprašiau savo mamos, bet jai tas pats, kad aš atsiprašiau. Ir mano mama man nekeldavo ragelio blaivybei, man reikėdavo porą kartų jai paskambinti, kad jai man pakeltų ragelį. Nes jai tiesiog nenorėdavo, kad aš ten prašiau vėl pinigų jos, žodžiu. Jai reikėjo priprasti prie to, kad aš neskambinu jos pinigų paprašyti, skambinu tiesiog pakalbėti. Tai va šitas gal buvo toksai, kad lieta tos santykius su tėvais. Ir mano mamai, aš pradėjau galvoti, kaip aš galiu būti savo mamai dukra. Tai jei aš važiuoju į kaimą pas save, tai pamačiau, kad mano mama laimingiausia, kai yra daržas nuravėtas ir virtuvės tvarkyta. Tai aš padarius esu dalyką tarnystę ir namuose. Nors man sunku kartais būna, bet aš ateinu, mama, sakau, aš norėčiau tvarkyti tavo virtuvę ir nuravėti daržą. Mūsų santykis su mama, nuo to prasidėjo toksai, kur jinai laiminga tiesiog buvo, kad aš esu. O kas liečia tėtį, kažkaip su tėčiu mano taip irgi sudėtingiau buvo, man labai sunku. Mano 9 žingsnis mano tėčiui buvo įsileisti į savo gyvenimą, tai pirmas dalykas, nes labai didelis pyktis jam buvo, ir apmaudas didelis buvo jam, ir jisai norėjo įti mano gyvenimą, bet aš jam labai buvau užkirtus visus kelius ateiti. Tai mano 9 žingsnis buvo jam pasakyti, kad aš jį myliu, ir aš jį pasakiau, kad myliu, man buvo ten 26 metai, man kad gyvenimas jau, kad aš savo tėtį myliu. Ir man buvo jį tiesiog įsileisti savo gyvenimą. Tiesiog jis, jeigu klausė, kad jam atsakyti, ką aš veikiu, ir taip gražiai atsakyti. Tai tas pokytis buvo toksai ir man reikėjo priimti savo tėvus ir suprasti, kad ir kaip jis būtų, jie nesikeis. Tai mes šiais metais buvom kelionėje visi. Ir kiek aš apmaudu, nes aš maniau, kad santykis su mano tėvais niekada nepasikeis ir tas apmaudas vis dar liks. Ir 12 žingsnių dėka, ir aukštesnios jėgos dėka, šiai dienai mes važiavom kelionę ir kiek buvo nuoskaudų jiems, mano atžvilgiu, tai patapo juokų, žodžiu. Mes taip fainai praleidom laiką, aš ten juos priėmus, nei man nereikia, kad jie kažką darytų, lūkesčių jokių tenai, kad jie kažkaip elgtųsi. Ir mes vis laiką toj kelionėj juokėmės, žodžiu. Ir man taip gera labai buvo ir taip keista buvo, toks vienas iš tokių dovanų Tai toks tas santykis tėvas. Ačiū tau, Saulė. Sveiki, Modesta alkoholikė. Ačiū Aušrine labai už pasidalinimą. Iš tikrųjų, taip, ne pirmą kartą tavęs klausaus ir ilgai jau tave pažįstu, tai taip visada, kiekvieną kartą vis kažką tą patį ir to pačiu naujo išgirstu ir tu man primeni apie mane ir mano pačios istorijas visada ir kažkaip
jo, esi iš tų narių, su kuriuo, nu, tikrai labiausiai tapatinuosi ir tu man labai padedi man pačiai sveikti. Iš tikrųjų, mes ir kai bendraujam, ir kai šnekamės ir už tų susirinkimo ribų, ne? Ir turiu irgi tokį klausimą, nes ir mūsų datos vos nesutampa po atkryčio, pas tave ilgiau, tu kiek ilgiau išsilaikiusi, ne beveik 3 metai, pas mane 2,5 po atkryčio. Ir kas šį kartą tame periode pas tave buvo tokio kaip, ar įvykis koks, ar tai darant kažkurį tai žingsnį, tu supratai, kad, nu va, dabar supratau, kaip tai veikia ir ką man daryti ir tu pradėjai matyti, kaip iš tikrųjų veikia pati programa ir kas tai įvyko ir perversmas kažkoks, tai ar buvo toks? Jo, ačiū Modesta už klausimą. Tai man gal sugrįžus kažkaip tas, aš, kadangi po metų vėl arti atėjau prie atkryčio, nu buvo labai tas artimas vėl priėjimas prie to atkryčio, aš kažkaip labai nustebau ir kažkaip labai aiškiai pamačiau, kaip veikia mano obsesinė alkoholinė galva. Va tai va pasakysiu jums, kad, nu tiesiog, va, ne, kaip mano veikia ta, nu aš tiesiog pamačiau ant savęs, kad aš kai priartėjau prie alkoholio arba vartojimo, ateina ta iliuzija mano, kad aš noriu gerti, ne, žodžiu, aš noriu, man pavydu. Ir aš tiesiog žinau, kad tai yra dalis mano ligos. Tai vat gal ant savęs tai pamačiau, kad, ne, kad aha, kažkaip vat, taip įsimuša ta iliuzija vartojimo, kad, nu, žodžiu, kad aš, vat, ne, kad tas gėrimas arba tas girtas gyvenimas yra, va tai yra gyvenimas, o ką aš darau taip skausminga, tai atrodo, kad nėra tinkama man. Tai va čia mano gal buvo tas, kur priėjimas arti prie to alkoholio, va buvo toks kertinis ir kažkaip va tuo laikotarpiu aš labai džiaugiuosi, nes tik po atkryčio tas ryšys su aukštesnėje jėga, jis toksai pasidaręs, aš nežinau, toks tvirtesnis, va gal, va tai jau pasakysiu, toksai, kur aš pilnai pasitikiu. Aš pilnai atidavusi, ne, tos dalykus tenai, ir blaivybę, ir santykius, ir pinigus, nu, žodžiu, ir darbus, viską atidavusi su aukščios jėgos rankas, ne, ir pasitikiu. Ir pasitikiu, kad bus taip, kaip turi būti, ir gausiu tai, ką turiu gauti. Tai vat gal tokie 2 dalykai, gal pokyčiai ir tas vat kertinis buvo jo tas priartėjimas prie to atkryčio ribų. Tai vat toks būtų atsakymas. Ačiū. Šiaip džiaugiuosi už tave, kad tu tokia jauna papuolė į mūsų tą judėjimą, žinai, ir kad tau taip sekasi. Ir noriu paklausti, ar tu turėjai dvasinį kokį nors potyrį, kaip skyri daugiau apie alkoholizmą, rašau, kad jeigu esi tikras alkoholikas, jis tau reikalingas yra. Ir apie šitą sampratą, ar ne tam Dievas davė smegenis, kad mes galvotume. 11 žingsnio parašytas šitas sakinys yra. Tai va, apie šitą patirtį, jeigu turi papasakoti. Tai dėl tų dvasinių potyrių tada, dėl to, kur smegenis davė, kad negalvotume, neturiu ką komentuoti, bet aš kartais ne visai pasitikiu savo smegenim, man reikia apsitarti su būriu žmonių, kad genų savo, tai, o kas liečia tas dvasinius potyrius, aš turėjau jų tokių jų, buvo jų tikrai, gal buvo toks pirmas, kur prisipažinimas, kad esu gal priklausoma, kai išvažinėjau iš to festivalio, kur ten visiems žadėjau, kad negersiu. Paskui tas toks dvasinis buvo man potyris, kai aš supratau, kad aš galiu mirti nuo alkoholizmo, nu, kur atrodė, kad aš ten neįveikiama kažkokia tokia, nu, kur tikrai aš mirsiu, man 26 metų, tai čia jūs mirs, nu, toks vat man buvo, kur ir kai tas kitas narys pasakė taip gražiai man, va tas irgi buvo kažkoks toks dvasinis, man 4., 5. žingsnis buvo toks irgi dvasinis potyris, kur man labai sunku buvo 4. rašyti, būti su savimi, mane ir tiesiog buvo sunku ir aš prisimenu, kad man globėjas sakė, va pasižiūrėsim, kanalus pravalysim su aukštesnė jėga. Ir aš dariau 4. žingsnį keletą kartų, 2 ratus dariau ir kartais padarau, ten jeigu prisikaupė, ten santykių, ten kažkokiu ar baimių, ar ten pykčių, tai aš padarau vis su savo globėjai. Ir aš 2. ratą, kai dariau, buvo toks, nežinau, dvasinis potyris ar ne, bet aš, kai atėjau į grupės, aš nejaučiau jokių tenai teigiamų jausmų niekam. Ir dėkingumas nebuvo jausmas niekada, ką nors jaučiau apskritai. Aš jaučiau baimę, pyktį ir gėdą, kaltę. Viskas, visi jausmai, kuriuos jaučiau apskritai bendrai.
Ir aš prisimenu, kai 4. žingsnį dariau ir pajutau didelį dėkingumą savo globėjai, kad jis sėdi ir klauso, ką aš pasakoju. Tai gal irgi tokių prie dvasinių potyrių priskirčiau, nes aš galvoju, ai, va, čia tie kanalai, apie kuriuos kalba. 9. žingsnis buvo irgi toksai dvasinis potyris man, kur aš labai daug buvo 9 žingsnių, kai kurie buvo, kur aš labai bijojau padaryti. Labai tiesiog bijojau reakcijų žmonių. Ir man, ir visi mano 9 beveik neblogai praėjo ir tą jausmą, kurį aš jaučiau, tokį euforinį jausmą, aš priskirčiau labiausiai prie alkoholio poveikio blaivybei, kokie esu gal turėjus, tokį greitą, aišku, euforinį tokio, kas nuėjo, žodžiu. Tai irgi va toksai dvasinis ir mano tie atkryčiai, mano priartėjimai prie atkryčio ir tas santykis su aukštesnė jėga, kur mane tikrai myli, labai myli mano aukštesnė jėga. Tiesiog jinai yra mane įsimylėjus. Tai žodžiu, irgi toksai gal prie tų dvasinių potyrių priskirčiau gal pagrindę, tai va tiek būtų. Aš jau ir dar vieną tokį trumpą klausimą. Kaip susitvarkė su nuoskaudom, 4. žingsnį yra parašyta, kad žmonės valgiai darė naikinamą žalą, ne vien aš balvonas buvo, žinai. Ir va tas, kaip tu susitvarkė, kaip šiandien tau sekasi, nes daugelį alkoholikų sužlugdė pyktis dėl nuoskaudų. Va kaip tu su to patirtis? Ačiū. Jo, šitas yra tikrai, žinokit, labai tapatinuosi, aš esu linkusi, aš 4. dariau žingsnį, bet aš gyvenu gyvenimą, tai prisikaupia. Ir aš jaučiu, ne, kad kai aš pasodinu žmogų ir aš keliuosi ir einu miegoti su tuo žmogum, jau reikia man kažką daryti. Tai mane AKO išmokino, reikia veiksmo imtis, ne, dėl kažkokių dalykų. Tai jeigu aš pamatau, kad aš atsikeliu ryte ir aš galvoju apie tą žmogų ir kaip aš jį tenai, kaip galėtų jisai mirti ir nebebūti ir, žodžiu, mano akyse dingt, tai žinau, kad kažko man reikia imtis. Tai aš tada, jeigu ir prisikaupia, aš darau šito 4. žingsnio tiesiog pykčių lentelę. Parašau, paskambinu savo globėjai, laba diena, taip ir taip, tas ir tas, kokia baimė slypi, pasimeldžiu, žodžiu. Tai šitas yra, ir aš esu turėjus didelę nuoskaudą, mane yra vaikinas palikęs blaivybę dėl kitos merginos, tai aš tą merginą ten, aš nežinau, ten norėjau, kad jinai dingtų, šiam pasaulyje nebebūtų. Ir mano globėja padariau 4. žingsnį, didelė nuoskauda buvo, bet vis tiek jinai buvo ta nuoskauda, aš vis tiek jinai buvo su manim ta mergina. Tai mano globėja man liepė melstis 2 savaitės už tą merginą ir visą meilę jai duoti, kokią tai gali duoti. Ir po tų 2 savaičių, gal net greičiau, ta nuoskauda tiesiog nebebuvo jos. Tai va, tai yra tikrai daug įrankių skirtingų, kuriuos taikau. Ir reikia tik nebūti su ją ir, žodžiu, neslėpti. Tiesiog taip sąžininkai pasakyti su globėju. Tai va, tiek būtų. Džiaugiuosi labai už tave, tavo sėkmės mūsų anoniminių alkoholikų gyvenimo būde. Tai va, faina, kad, kaip sako, jauni žmonės ateina į ją ir taip aiškiai kalba apie programą. Aš labai džiaugiuosi už tave. Ačiū tau labai. Ačiū.